Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Sveiki gyvi, mėly Ekstra FM radijos stoties klausytojai, bei mūsų žiūrovai, tradiciškai su jumis laida Žurnalistų namai. Siekiame diskutuoti, siekiame mažinti socialinę atskirtį visuomeniai, ieškoti susikalbėjimo svarbiausiom temom. Šį kartą kalbėsime apie laisvę ir laisvės kainą. Kiek mums pavyko ir kaip mums pavyko išsivaduoti iš paskutinio sovietinio, bent jau formalaus baisaus relikto, tai yra sovietinės kariuomenės prieš 30 metų. Rugpjūčio 31 dieną, tai yra 93 metai, rugpjūčio 31 dieną oficialiai paliko visiškai Lietuvą sovietų, reikėtų sakyti, matyti, sovietų Rusijos suformuotos kariuomenės, armijos, okupacinės kariuomenės kariai. Ir mes 30 metų gyvename teoriškai visiškai išsilaisvinę net ir nuo ginklais apsiginklavusių karių, kurie kėlė grėsmę. Bet šiandieniniais laikais taip pat turime daugybę iššūkių. Štai šių dienų įvykis, kai mes kalbame su mūsų studijos svečiu, publicistu Arkadijumi Vinokūru, vienas Lietuvos pilietis sugebėjo pagrobti savo vaiką iš motinos, išgabenti į Rusiją, nes jam pasirodė arba atrodo, kad Rusija yra geresnė vieta laukti jo vaikui. Ir štai šitas pretekstas man kažkaip pasufleravo, kad reikia iš tikrųjų padiskutuoti, ar iš tikrųjų išsilaisvinimas iš sovietinio vergovės ir okupacijos tokio jungo iš tikrųjų išsivedėjo per 30 metų visų mūsų galvose, kas trukdo, kad tai baigtųsi ir ką daryti, kad žmonių galvose sovietmetis ir būtų traktuojamas kaip okupacinis laikotarpis, o ne kaip gerovės kažkokia valstybė. Arkadijus Vinokūras, kaip minėjau, publicistas ir aš jį pavadinsiu laisvės ekspertu šiandieną, nes tokios profesijos nėra, bet pats Arkadijus daug daro, daug gyvena, kad ir kiti būtų laisvi. Štai jau daugybę pirmadienį jis organizuoja Vilniuje, sostinėje katedros aikštėje, mitingus palaikyti Ukrainos laisvę nepriklausomybę, ar lietus, ar sniegas, ar saulė. Arkadijus ten su žmonėmis, kurie kovoja mintimis už Ukrainos laisvę, ir tol, sakė, darys tai, kol iš tikrųjų Ukraina įsilaisvins iš Rusijos okupuoto dabartinio režimo. Tai Arkadijau patį laisvės ekspertų pristačiau, tikiuosi neįžeidžiau, nes laisvė pačiam turbūt labai svarbi. Taip, gal. Ir labas rytas visiems. Aš galbūt sugrįšiu iš pradžių trumpą reakciją į tavo primintą sovietų kariuomenės išėjimą iš Lietuvos 93 metais. Tai tą dieną baigėsi ir mano darbas kaip pirmas Lietuvos karo atašė tarp 90 metų iki 93. Ir aš buvau vienas, kuris skatino, aš buvau atsakingas už Didžiąją Britaniją ir Skandinaviją ir per karinės struktūros siekėme pripažinti Lietuvos nepriklausomybę ir spaudimą, vykdyti spaudimą dėl sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Tai aš prisidėjau prie šito ir man tikrai džiugu, kad taip įvyko. Ir pagaliau mes tapome laisvi nuo išorinių priešų fiziškai, ta prasme. O grįžtant prie paties klausimo, jisai yra dėl to įvykio, ar jisai atspindi nelaisvę žmogaus piliečio, kuris gyvendamas laisvėje, mes kalbame apie politinės laisvės, ne individų laisvės savyje, gyvendamas laisvoje demokratinėje Lietuvoje, pasirinko pasitikėti diktatūrą. Tiek, kad reiškia grėbė vaiką ir pabėga į vieną žiauriausią pasaulio diktatūrų, ne? Kurioje nėra jokių laisvių, nei politinių, nei individų laisvių. Tai ir klausimas esminis, kaip taip galėjo atsitikti? Taip, Arkadijau, aš tą klausimą užduodu, pats savo užduodu. Jau kelintą parą užduodu klausimą, nes aš nesu girdėjęs pastaraisiais metais, kad kas nors bėgtų į Eritrėją, į Šiaurės Korėją. Atvirai prisipažinsiu, valstybės, kurios, man atrodo, jau visi supranta, kad tai yra baisios valstybės ir ten tikrai nėra laisvių, iš ten bėga žmonės, bet ir iš Rusijos lygiai taip pat pabėgo milijonai dabar jau žmonių, turbūt reikia taip traktuoti per tuos, dabar jau nuo 14 metų matyti. Bet tai, kad kažkas iš mūsų piliečių tai daro, aš suprantu, kad tai nėra jokia tendencija. Mes, Arkadijau, turbūt šiandieną apie tai turim pašnekėti, bet kaip gali apskritai nutikti, kad kažkam gali taip atrodyti. Ir aš tiesiog pabandysiu su tavim šiandieną, paprovokuoti tave apie tuos indikatorius mūsų gyvenimo kokybės. Absoliučiai visi kriterijai, jeigu žiūrėsime į formalius kriterijus Lietuvos, demokratijos kriterijai turiu galvoje. Laisvė rinkti valdžią, laisva žiniasklaida, galimybė kovoti su korupcija. Daugybę turim instrumentų Lietuvoje, kas
signalizuoja, kad išprotėti nėra dėl ko, iš tikrųjų. Diktatūros nėra dėl ko ilgėtis, atsiprašau. Ir štai aš tavęs tiesiog paprovokuosiu, tu pats esi sovietmečiu patyręs, ką reiškia režimas ir turėjai bėgti iš Lietuvos, okupuotos Lietuvos, iš Sovietų Sąjungos ir išvykai į Švediją, į valstybę, kurioje visai kitokia buvo sistema. Grįžai po to jau vis tiek jau laisva Lietuva kitaip atrodė. Aš tiesiog tavęs paties paklausiu, Arkadijau, gal čia yra tiesiog žmonės, kurie įsivaizduoja apie diktatūras ir autoritarinius režimus, niekada to nepatyrė ir savotiškai turbūt reikia sakyti žmonėms, kaip čia nuvažiavo kažkuria galvos dalis, nes jie nežino, ką daro, kaip čia sako, viešpatie atleisk, nežino, ką daro. Tai mano atsakymas turbūt būtų, aš žinau, spekuliuoju, tai mano nuomonė subjektyvi tikriausiai. Bet taip, visų pirma, noriu pritarti, kad Lietuva kaip valstybė, kaip demokratinė valstybė, mes padarėm tiesiog ir socialinę prasme, ir politinę prasme, padarėm didžiulį žingsnį nuo slaviškos filosofijos, nuo slaviško gyvenimo būdo, slaviško, ta prasme, slav išvertus iš švedų kalbos reiškia vergas, slaviškos kultūros, sovietinės slaviškos kultūros, palyginus net su Ukraina, kurioje aš ten buvau žinoma. Ir padarėm didžiulį žingsnį. Tai mes, kaip ir pats sakai, mes turėtume džiaugtis to, ką turime ir naudotis viso, ko turime. Bet nepamirškime, kad mes vis dėlto, nors mūsų demokratinės institucijos daugmaž susiformavusios, trūkumų aibė ir paprastai mano kaip žurnalistų, publicistų kritika yra ne tam, kad nuvainikuoti Lietuvą, kurioje aš tikrai labai džiaugiuosi tais visais pasiekimais, yra sričių, dėl kurių reikia kovoti, dėl kurias, nes mes esam žmonės, kurie perdodam savo požiūrius savo vaikams, savo aplinkai ir ją formuojame. Tai pasižiūrėkime Švediją, atsakant į tavo klausimą, Švedija jau tokia teisingumo, reiškia, pagrindų organizuota valstybė su visomis institucijomis, pagarba žmogaus teisėm, reiškia, tolerancija ir visa kita, staiga atsiranda neonacistinė organizacija, pati tikriausia nacistinė. Ir staiga jinai tampa didžiausia Švedijos politinė partija, kuri, reiškia, yra dabar pateko į Riksdagą, į parlamentą ir formuoja vienokią ar kitokią politiką. Mes galim pasakyti Vengrija, Vengrija arba Lenkija, tai mes galim nurašyti į praeitį, ar ne, į sovietinį praeitį, ir korumpuotą kultūrą, korupcijos su kultūra, ar ne, bet kaip yra su Švedija? Kodėl Švedijoje yra žmonės, kurie mato tą valstybę kaip neteisingą, kuri turi ryšius remia, reiškia, fašistinė, nacistinė Rusija. Kaip atsiranda tokioje, tai ką mes dabar galvojame, sugrįžkime į Lietuvą. Ar tos nepasitikėjimas kyla per ką? Per socialinius kažkokius sunkumus, skurdo riba Lietuvoje gana aukšta. Jeigu 600 000 žmonių gyvena ant skurdo ribos, kai 200 000 mūsų bendrapiliečių gyvena iš maisto banko, tikrą to žodžio prasme, ar ne? Tai matyti yra labai didelė dalis žmonių, kurie nepatenkinti savo gyvenimo sąlygomis, valstybė, visos jos institucijas nesugeba garantuoti jiems tam tikrą žmogaus vertei tinkamą, reiškia, gyvenimą. Žinoma, gali kitas pasakys, kad pats turi rūpintis, bet aš esu socialdemokratas. Tai aš kalbu apie solidarumą. Ir jeigu viso šito nėra, yra didžiulis trūkumas solidarumo, galvojimo, kaip, reiškia, politinėmis priemonės pagerinti tų žmonių gyvenimą, o tai yra procesas, o ne taip, kaip mūsų prezidentas pareiškia, kad jisai sukurs gerovės valstybę ir todėl išrinkite mane prezidentu, ne? Tai per 5 metus jis nesukūrė gerovės valstybę, nesukurs ir dar per 5 metus, nesvarbu. Bet yra nusivylimas ir kai žmogus yra nusivylęs, reiškia, ieško būdų, kaip pateisinti, kaip išreikšti, kur išreikšti savo pyktį, nepasitenkinimą. O čia mes turime labai, šalia yra mūsų tas kaimynas išprotėjęs, kuris sako, aš turiu visus atsakymus į tavo klausimus. Velniop gėjus, velniop tenai žydus, lenkus, ten ką nori, jie visi kalti,
dėl tavo problemos kalti visi politikai, kurios maršistai ar ten kiti, kas ten vadina kaip laikiną administraciją, ar ne? Ir tai tokie paprasti atsakymai, jiems sako, kad taip, mūsų valstybė yra blogis, o ten pažiūrėkite. Ir ten pažiūrėkite, kas ten tikrai viskas, ar ne? Ir žmonės pakimba ant tokių dalykų. Jūs pastebėkite... Nusivylimas, Arkadijau, sekundėlę, tu kalbi, kad tas socialinis skurdas, ekonominis skurdas ir nusivylimas tuo, kad laisvė negarantuoja gerovės, turbūt taip reikėtų sakyti, nes Lietuvoje daug kas laisvė, mes irgi turbūt prisiminkim istoriškai, turbūt ypač sovietmetis, kur buvo žodis deficitas kasdienybė, kur trūko visko, ir dešros, ir džinsų ir taip toliau. Laisvė daug kas siejo su gerovė, ekonominė gerovė, ir turbūt čia vis dar tas raktas ir atsakymas, kodėl kai kuriems žmonėms, jeigu laisvė nėra lygybė geroviai socialinė, ekonominė, tai kam tokia laisvė? Kitaip tariant, geriau būti nelaisvė. Ar aš teisingai suprantu tavo mintį, kad žmogus gali laisvę aukoti dėl kažkokios ekonominės, socialinės kabutėse, ten diktatoriaus pasirūpinimo, reiškiasi, pažadėtos, nežinau, čia gėrio šalies, ta prasme, kad tai pasirūpins, šitas tu norėjai pasakyti. Aš pateikiau Švedijos pavyzdį, ne šiaip sau, atrodo, kad ten jau viskas tai tiesiog puikiai ir vis tiek atsirado nacistai valdžioje, ne? Tai mes turime du dalykus. Pirma, išalkęs žmogus galvoja, kaip pavalgyti, ar ne? Ir kol nepatenkinsi jo tos poreikius, jis nebus patenkintas visu kuo. Kita dalis yra dvasinis pasiruošimas, dvasinis... Šioje vietoje yra švietimas, užima nepaprastai svarbią vietą, kuris leistų žmogui atskirti, kur yra, reiškia, kas yra politinės laisvės. Tam, kas gali reikšti savo nuomonę, ar ne, pasitikrinimą kanalizuoti kažkur tai per kažkokias institucijas, pačiam išeiti gatvę. Ir tai yra vertybė savaime. Ir reiškia, yra kita, kurios kyla iš asmeninės, socialinės, reiškia, aplinkos pagerinimo. Bet jeigu kirtis yra nukreipiamas, kad viskas sprendžia reiškia, geras gyvenimo būdas, tada pinigai nekvepia. Tada tau vertybė sako, ką mums tokia Lietuva, ką mums tokia demokratija, kuri man nieko neduoda. Tai čia yra visą laiką klausimas švietimo, kuris paruoštų naują kartą, taip, kad jis suvoktų vertybės, kuris yra kaip individas ir kuris yra pilietis nepriklausomos valstybės, demokratinės visų pirma valstybės. Jeigu viena pusė praranda įtaką švietimas demokratiniais pagrindais, demokratiniais principais, tai belieka žmogui tapatinti, kaip tu pasakei, deficitą, reiškia, deficito patenkinimą, tai su gerovės valstybė, viskas, aš galiu parsiduoti bet kam, kad tik man būtų geriau. Ir dėja, regis, tiems žmonėms nei bažnyčia, nei kita religija nepateikia atsakymo. Ir jiems atsakymas yra šalia Rusija. Ateikit pas mus ir mes jums padarysim geriausią gyvenimą pasaulyje. Taip jau pastebėjai, kad visi suverenai taip vadinami. Jie principė, aš nustebsiu, jeigu visi turi rusų pasus, Rusijos pasus. Kaip veikia dezinformacija šiuo atveju, ne? Tai jie naudojasi tai žmonėmis. Yra problema ne tik ta. Problema yra, kad yra vietiniai politikai, primityvaus populizmo šalininkai, kur tikslas yra naudotis va tokiais nepasitenkinimais, ne? Ir juos aktyvuoti, juos kultivuoti tos nepasitenkinimus, kaltinant visus, ir tai lengviausias būdas. Tai iš kur jie atsirado? Kodėl jiems nusispjauti vertybės? Kodėl jie mato fašistinę Lietuvą, o ne demokratinę Lietuvą? Kodėl jie mato neapykantą, kodėl jie naudoja neapykantą kitam, kaip būdas išspręsti savo problemas, o ne atvirkščiai? Mes gyvename tokioje situacijoje, kai demokratija leidžia būti bet kuo. Bet tam, supranti, ir demokratijai, kaip ir laisvė, reikia pasiruošti. Laisvė kartais taip išgąsdina, kad žmogus bėga nuo tos laisvės į labai konkrečius, primityvius atsakymus, visi kalti.
Ir reikia juos visus nuversti, padarysim naują valdžią. Ir mes tada padarysim tą patį ir ką padaryti, nu, istorija ką parodė, ar ne? Diktatūra nieko neįsprendžia. Bet tai daro, reiškia, tai sudaro sąlygas kažkam, kuris yra niekas, tapti kažko. Ir problema yra, šiandienos, pavyzdžiui, problema Lietuvoje, rimta problema, kad vidurinė klasė nėra pakankamai stipri, kad diktuotų politinę dienotvarkę. Tai yra rimtų, veiktų politinę, reiškia, tikrovę Lietuvos. Taip, kuri nukreiptų dėmesį ne į praeitį, bet kokią, ir ypač nacistinę, ten kažkokią tai dar sovietinę, bet į ateitį. Neturime tokios stiprios vidurinės klasės, kuri išrinktų tokią partiją arba tokius atstovus, kurie galvotų apie ateities Lietuvą. Ta, kurioje mes norim gyventi, kuri naudojasi visomis politinėmis laisvėmis, kurie suteikia demokratiją, aukštam lygyje. Bet taip nėra Lietuvoje. Ar aš teisingai suprantu ir mes kaip tik pratęsim pokalbį po trumpos pertraukėlės apie tai, kad diskusija turi būti ne tai, kokia praeities Lietuva buvo geriausia. Taip sakant, ne į praeities dalykus orientuotis reikia, nes praeitis buvo visokia ir dažniausiai netobula. Bet dėl tos ateities aš tiesiog Arkadijau paprovokuosiu ir mūsų klausytų žiūrovus po trumpos pertraukėlės pamastyti apie tai. Štai popiežiaus, dabartinio mūsų popiežiaus frazės ištartos Rusijos jaunimui sukėlė didžiulį ažiotažą vien tai, kad kreipdamasis į juos priminė jiems svarbius, matyti jiems imperialistams svarbius dalykus, tai yra Rusijos imperialistus Petrą I arba kitus. Ir tas kontekstas jisai sukėlė didžiulę reakciją Lietuvoje, Ukrainoje ir kai kur kitur, bet apie tai iš tikrųjų, ką reiškia mūsų dairimasis į praeitį ir ieškojimas atsakymų praeityje, kodėl taip sunku konstruoti ateitį, be to iš karto po trumpos pertraukėlės. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Grįžtame prie mūsų pokalbio. Šiandieną kalbamės apie progą, kuri, man atrodo, labai svarbi simbolinė rugpjūčio 30 diena 23 metų, kai mes su Arkadijumi Vinokūru, publicistu, ir aš jį pavadinau laisvės ekspertu, kalbamės apie tai, kas trukdo ir kas padeda mums kurti laisvą Lietuvą, nes 93 metais, rugpjūčio 31 dieną, maždaug prieš 30 metų, be vienos dienos, iš Lietuvos išėjo sovietinė kariuomenė, tuometinė okupacinė sovietinė kariuomenė, kuri, man atrodo, reiškia daugeliu lietuvių kartu su prieš tai priimta konstitucija visišką išsilaisvinimą nuo įtakos kaimyninės valstybės, kuri buvo okupavus daugybę metų. Ir sovietinių karių išėjimas buvo toks paskutinis, atrodo, rimtas fizinis atributas, kuris trukdė mums laisvai gyventi, laisvai jausti savo šalyje. Tačiau mes šiandieną diskutuojame tai, ar iš tikrųjų to pakanka, kad išeitų okupaciniai kareiviai, ar galvose reikia dar kažką daryti, kad gyventume, jaustumės laisvais. Ir štai Arkadijus Vinokūras, žmogus, kuris ne tik publicistas, priminsiu, daugybę mėnesių jisai organizuoja mitingus palaikyti Ukrainos laisvę. Taip pat jisai sovietmečių gyveno Švedijoje dėl to, kad sovietinė sistema netoleravo daugybės žmonių, kuriems netiko Arkadijus, buvo patekęs į tokią nemalonę. Štai Arkadijau, prieš pat mūsų pertraukėlę aš tavęs paklausiau, dairimasis į praeitį. Dažnai iš jos imamės išminties, įkvėpimų ir kitų dalykų. Net mūsų tautinės giesmės tekstas yra apie tai kalbantis, bet aš paprovokuosiu patį. Praeitis labai svarbi turbūt konstruojant mūsų identitetą, bet Vytautas Didysis ar Antanas Smetona ir daugybė kitų žmonių, be jokios abejonės įdomios asmenybės, bet ar dairimasis į praeitį yra atsakymas, kokią Lietuvą turėtume kurti? Ar iš tikrųjų ieškojimas sėkmės istorijų mūsų praeityje, kai mes buvom dideli, galingi arba kokie nors kitokie, yra dalykas, kuris iš tikrųjų leidžia atrasti geriausius atsakymus apie ateities Lietuvą? Žmogus neturintis praeities neturi šaknų. Tai yra faktas. Mes kultūrinėme, ypač kultūrinėme kontekste. Tačiau remtis praeitimi, kuri buvo formuota autoritarinėmis vertybėmis ir naudoti kaip įrankį kažkaip tai formuoti ateitį, tai yra neįmanomas dalykas, mes suklumpame. Negali instrumentais, kurie neveikia, bandyti taisyti naują 21 amžiaus, ten, sakysim, kokį nors kompiuterį, ne, su senais, reiškia, įrankiais. Taip, kad paaiškinčiau, iliustruočiau. Nes ir kaip teisingai jis pastebėjęs, paminėjo Antanas Smetona, problema tik tai, kad Antanas Smetona atėjo į valdžią perversmo būdu, o 1949 metų partizanų vadai Lietuvoje
paskelbė deklaraciją ir kurioje jie pasakė, kad mes remiamės ne Smetonos konstituciją, o 1922 metų konstituciją, tikrą demokratinę konstituciją, garantuojančią teisės, ir visą kitą. Mūsų konstitucija šiandien yra atspindys 22 metų konstituciją. Tai problema, kad mūsų politiniai sluoksniai dešinioje pusėje, dešinieji radikalai diktuoja, jau 30 metų diktuoja Lietuvoje naratyvą, kuris mums sako, kad semkime savo jėgų ir politinės požiūrį į ateities politiką šitais autoritarinę sistemą. Reiškia, ir tai yra problema, aš ne veltui paminėjau švietimą. Jeigu švietimą formuoja dešinieji radikalai, konstruodami netikrą, suklastotą istoriją, kurie, reiškia, iškelia asmenį susimovusi, reiškia, dalyvavusi holokauste, ar ne, dalyvavusi žydų persekiojime, naikinime, staiga padaro iš jo didvyrius ir problema yra, kad darydami didvyrius iš susimovusių asmenybių, tai jie iš tikrųjų tas naratyvas sako, kad gerbkime fašistinę diktatūrą. Nes visi tie herojai, apie kuriuos aš jau paminėjau, ten Noreikas, Škirpas, Žakevičius, ten daug, jie visi išpažino fašistinę valstybę, tiesiai šviesiai, pavyzdžiui, Stasys Žakevičius, jisai kvietė padaryti fašistinę revoliuciją Lietuvoje. Tai ką mes dabar norime va šitais antidemokratiniais instrumentais ir vertybėmis kurti ateities Lietuvą, įvyksta konfliktas. Ir mums nereaguojant į tokius nuoseklius bandymus heroizuoti tam tikrus žmonės ir per juos skatinti tam tikrą ideologiją antidemokratinę, visuomenė ir ta mūsų kartas vis patenka į tą konfliktą. Bet Arkadijau, žiūrėk, tu mini apie asmenybės, kurios, man atrodo, iš tikrųjų čia yra svarbi tema, nes asmenybės apskritai Lietuvoje, kam statyti paminklus, kam griauti, tikrai čia svarbi tema, nenoriu visų tuo pavardžių minėti, ar politikų, ar poetų, ar rašytojų, bet štai žiūrėk, dabar Jonas Paulius II, popiežius, kuris Lietuvoje pirmasis atvažiavo, lietuviai prisimena su labai tokia šilta, iš tikrųjų, tam taip sakant, ta dalimi, bet čia yra praeities reikalas, o dabartinio popiežiaus dalyvavimas egzamine, sakyčiau, irgi egzaminas yra laisvės, Ukrainos laisvės kovos egzaminas, panašu, kad suklumpa kelintą kartą ir katalikų bažnyčios vadovas. Ir štai ta diskusija, aš netgi kolegės Daivos Žeimytės Bilienės, žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkės, kaip tik žiūrėjau įrašą Facebook'e, jinai pasimetė, jinai pati prašo atsakymų, kad kažkas iš krikščionių katalikų bendruomenės paaiškintų, ką reiškia popiežiaus kreipimasis į Rusijos jaunimą, minint jų pasididžiavimą praeitimi, kurioje tikrai imperatoriai nebuvo nei demokratijos, nei laisvės šaukliai. Ir aš jaučiu, kad daug pakibo tokių sunkių klausimų ore dabar šiandieną ir apie mūsų laisvę tame tarpe, nes dabar aš pats pradėjau galvoti, įdomu, ką popiežius apie mūsų laisvę tada pakomentuotų, jeigu mums reikėtų kovoti. Ir Arkadijau, aš tiesiog paprašysiu nebūtinai patį popiežių, bet jo žodžius pačiam painterpretuoti. Kaip mums reikia suprasti, klaida čia buvo, iš tikrųjų kontekstas kitas, kaip aiškino Vatikano kai kurie atstovai. Ar čia dar kažkokia gilesnė problema, jog laisvė, svetimo laisvė, kitų valstybių laisvė, kitų žmonių laisvė, net ir popiežiui kartais nesuprantama iki galo? Dainiau, mes čia dar viena iliustracija, kai senų žargonų bandoma, reiškia, naudojant seną žargoną, tai senus naratyvus, apie didingą Rusiją, apie didingą Lietuvą, dabar kalbame, didingą Rusiją ir tokiu būdu naudojant tokį naratyvą atkreipti kažkieno tai dėmesį į kažkokią neteisybę, sakykime, ir bandyti taip prisibelsti prie jaunimo širdžių. Tai yra katastrofa, tai yra loginė katastrofa, nes ką popiežius padarė, jis sako, kad viskas gerai su jūsų imperija. Viskas tvarkoj su jūsų imperija. Žiūrėkit, jūs didžiuokitės tą imperiją, kuri yra pati didžiausia, žiauriausia diktatūra į šiandieną taip pat. Tai mes kalbame apie ateitį, ką mes ir paminėjome, mes kalbame apie ateitį, remdamasi senaisiais naratyvais, kurie nieko bendro neturi su europinėmis demokratinės
civilizacijos vertybėmis, principai žmogaus teisėmis, ne? Kuris dešinių radikalų tarpe yra, gal kairiųjų taip pat yra keiksmažodis, ar ne? Tai popiežius šiuo atveju, aš nežinau, ar jisai sąmoningai, bet jisai buvo leftistas, net ne karys, o leftistas Argentina, kuris ten buvo. Ir jų požiūris į Rusiją, ar Argentinoje, ar Pietų Amerikoje duoda vardus Leninas, pavyzdžiui, ar Stalinas vardas savo vaikams. Beje, prisiminkim, Leninas kaip tik, Arkadijau, aš gal laidos kontekste tik paminėsiu, rugpjūčio 30-oji buvo ta diena, kai daugybę metų atgal tas pats Vladimiras Leninas, kuris kūrė Sovietų sąjungą, taip pat ir jį buvo pasikeisinta, beje, tai čia kaip tik mes tą dieną kalbame, simboliška turbūt labai. Jo, suprantu, bet grįžkime, reiškia, ir šioje vietoje bandyti kažkaip tai kviesti derybom reiškia kviesti kažkaip tai derybom tokiais būdais, kurie yra kontraproduktyvūs totaliai, psichologinė prasme, filosofinė prasme, reiškia politinė prasme, tai tokia nepagarba vienai pusiai, kuri kovoja su ta nacistinė, fašistinė valstybė, kuri žudo žmonės, kas kiekvieną akimirką, šiandien buvo didžiulė ataka, žuvo žmonės Kijeve ir kitur, ar ne? Ir žmogus ne šiam pasaulyje, bet aš kalbu apie popiežių. Jisai įstrigo kaip ne vienas mūsų čia veikėjas, įstrigęs taip praeityje, kai jis nesugeba, ar jį nesugeba prisitaikyti prie šiandienos demokratinės valstybės vertybių. Bet aš noriu pasakyti vieną gerą žodį apie mūsų bažnyčią čia. Visgi aukščiausi mūsų Lietuvos bažnyčios vadovai ne kartą buvo pirmadienio mitinguose remti Ukrainos kovą už laisvę. Ne kartą. Ir biskupai, ir metropolitas Gušas, ir ateina ir garsus kunigai ateina, jie tiksliai žino ir remia, jie tiksliai žino laisvės kainą, jie suvokia laisvę taip, kaip laisvė turi būti suvokiama demokratinėje valstybėje, piliečio laisvės, ir jie ateina į mitingus ir remia tos mitingus. Dabar ir tai sako, aiškiai išsako jų poziciją, kad jų galvose nėra sutrikimo, kaip pas popiežių, kurį kartais jis pasisako tikrai teisingus dalykus, ne? Reiškia, kalbant apie homoseksualus, pavyzdžiui, bendruomenę. Bet nesvarbu, bet šioje vietoje tai žmogus tikrai jau nebeturi kontakto su tikrove, nes jisai yra praeities vergas. Bet Lietuvos bažnyčia, aš nemanau, kad Lietuvos bažnyčia išeis ir protestuos prieš savo vado popiežiaus pasisakymus, gal nutylės, nors neturėtų. Aš manau, kad neturėtų, bet mes žinome, reiškia, kad bažnyčia nesiruošia konfliktuoti ar dar kažką, bet man svarbu vis dėlto ir Lietuvos žmonėms turėtų būti svarbu, kad jie vis dėlto ateina į mūsų mitingus, pirmadienio mitingus, paremti Ukrainos kovą už laisvę, čia konflikto jokio nėra. Ir aš dėkingas jiems už tai, už tą tiesią poziciją. Beje, tu paminėjai mūsų pirmadienio mitingus, jau turėjom 68 pirmadienius. Tai ne tik paskui mes mintimis padedame, mintimis žodžiais. Mes esam dalis visos Lietuvos paramos ir pinigais, ir daiktais, ir fiziniais. Mes esam ta dalis, kuri atsakinga už žodžius, žodinę paramą. O kaip puikiai žinai, žodinė parama yra, iš pradžių buvo žodis, ar ne? Ir žodis, kai jis pasakė, tebūnė ten šviesa, o laisvė ir šviesa vienas ir tas pats. Ar šitam... Ar ne? Tai reiškia, ir ta, kuri mus veda į gerus santykius, tarpusavio santykius, arba bent jau pagarbius vienas kitam, žodžio laisvė ir visą kitą iš to išplaukia, jeigu mes tai jau paimsime religinę būdą, kalbėjimo būdą. Tai reiškia, tai mums labai daug skambina iš Ukrainos ir pabėgėliai ukrainiečiai, jie labai dėkingi, kad yra bent kažkokia grupė, kuri nuolat iškelia, neleidžia užmigti, neleidžia susitaikyti su nuovargiu, kad yra tokie pirmadienio mitingai, kurie tikrai daro savo įtaką pasipriešinimo dvasiai
rašystams, reiškia, Rusų imperijai, kuri sako, pasitikėkime savimi, pasitikėkime savo vertybėmis, kurias mums sako, kad mes turime padėti tautai, kuri kovoja už laisvę. Mes darėme tą patį. Taip, kad kai mes sakom, kad Lietuvoje, reiškia, yra tam tikra grupė žmonių ar tam tikra dalis gyventojų, kurie įstrigę praeityje, tai nereiškia, kad mes juos turime nurašyti. Bet tai reiškia, kad mes politiškai turime formuoti tokią švietimo politiką, kelti tokius reikalavimus politikoje, kalbant apie korupciją, politinę ar piniginę korupciją, ne? Kad jos nebūtų, kad nebūtų išrauta su šaknimis, nes korupcija yra didžiausia grėsmė laisvės supratimui. Jeigu galima vogti, tai man nusispjauti įstatymus, o valstybė, kurioje nėra rule of law, nėra teisės viršenybės, tai yra bananų respublika, kur sekantis žingsnis yra diktatūra. Nuo diktatūros iki demokratijos yra amžinybė, bet nuo demokratijos iki diktatūros tik vienas žingsnis. Kai tą pačią akimirką mes nustojam gerbti teisės viršenybę, mes tampame, reiškia, mes jau priartėjame vienu žingsniu prie diktatūros, nepasitikėjimo valdžia, nepasitikėjimo institucijomis. Laisvė netenka prasmės, nes laisvė naudotis korupciją, būti lygesniam už lygius diskredituoja pačią laisvės idėją. Aš kalbu apie pilietinės laisvės idėją. Ir čia, reiškia, aš galiu sureaguoti į tai, kas įvyko su VSD pažyma dėl apsimetusios, kiek suprantu, opozicionierės tos Olgos Karač, ar ne? Čia labai geras pavyzdys, Arkadijau, apie mūsų kontekstą kalbant, kad žmonės, kuriuos mes priglaudžiame, duodam pabėgėlio statusą, kurie nevabėga nuo persekiojimo režimo, paaiškėja, kad tas pats žmogus galvoje gali bėgti nuo vieno režimo, bet palaikyti kitą režimą, kas yra absoliutus absurdas, atrodytų visiškas. Tai reiškia, aš parašiau straipsnį apie tai, bet tačiau aš nukreipiu dėmesį ne į tą žmogų, ne į tą asmenį, ne, bet į būdą, reiškia, viena pažyma, vienos, sakysim, šiuo atveju VSD, pažyma, kad jinai tokia ir anokia yra, ne, ir iš tikrųjų jinai pasirodo, kad tokia ir anokia, bet teismų tai nebuvo. Ir dabar tas žmogus, reiškia, valstybė nusprendžia, kad suimti nėra pagrindo, nors pažyma sako, kad jinai tokia ir anokia ir tokia, dabar nesiginčiasi, aš sutinku visiškai, bet reiškia, nepakankamai tiek, kad galima būtų kreiptis kaip Algirdo Paleckio atveju, paimti, suimti ir pasodinti, ir tegul jisai savo iš kameros ten kovojo savo, reiškia, teisės ar neteisės, ne? Šiuo atveju kalbu apie tai, kad su tokia pažyma sukeliama masinė beprotybė, kuria yra neapykanta ir nukreipiama prieš vieną žmogų. Jeigu teisinė valstybė negali sudoroti tokio žmogaus, naudojama viešoji nuomonė, be jokio teismo sunaikinti tą žmogų. Tai reiškia, aš dabar jau nekalbu apie šitą žmogų, bet tai galima panaudoti prieš bet kokį žmogų. Tai tada klausimas, reiškia, kokie yra saugikliai, kalbant apie pažymas, pavyzdžiui, pačias. Ar ne? Iš VSD, arba nežinau iš kur, nes pažymas gauna politika, politikai sako, žinot, aš negaliu cituoti tos pažymos, bet tą žmogų, reiškia, jis jau toks ir anoks. Tai aš tada sakau, palaukit, tai yra teismas. Jeigu teismas sprendžia, jeigu valstybė neranda pakankamai, reiškia, įrodymų, kad nors ir dėl pažymos, kad žmogus toks ir anoks, tai žmogus, tai reiškia, galima tai panaudoti prieš bet kokį žmogų. Tai jeigu galima panaudoti prieš bet kokį žmogų, tai kokį mes tada valstybė turi. Reiškia, konstitucija negalioja, kad nekaltas tol, kol neįrodyta kitaip. Čia mes apie kalbėjom. Tai štai tokie trūkumai, kurias reikėtų tiesiog su jais dirbti reikėtų, politiškai sprendimai turi būti priimti. Tai tokie trūkumai įveda baimės, nerimą, nepasitikėjimą valstybę. Arkadijau, valstybė ne tik mūsų pačių turbūt.
Arkadijau, ne tik mūsų pačių, nes ne tik mūsų pačių pasitikėjimą, bet turbūt ir žmonių, kurie atvyksta į mūsų šalį, nes esam Lietuva pakankamai atvira, demokratiška šalis ir tiems, kurie iš tikrųjų yra persekiami, nes mūsų pavyzdys, aš tik priminsiu, mūsų klausytojams Baltarusijos aktyvistė Olga Karač čia Lietuvoje per savo pavyzdį parodė, kaip gali kartais nutikti, kad bendradarbiavęs su Rusijos žvalgybom žmogus pabėga iš Baltarusijos nuo režimo ir iš tikrųjų mes matom, kaip tą egzaminą sunku laikyti teisinio įvertinimo tokio žmogaus, ar jis iš tikrųjų pabėgėlis yra, ar priešingai grėsmė mūsų Lietuvos laisvė. Ir kad jau mes trumpam vėlgi turėsime išsiskirti ir aš siūlysiu trečioje dalyje pakalbėti apie dar vieną labai svarbią matyti aktualiją. Mes turime pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip mūsų politinis elitas šiandieną, ir aš kalbu būtent apie žmonės, kurie mūsų naujienų portalas kartu Delfi su reitingais žurnalu rinko įtakingiausius politikus, žiniasklaidos, visuomenės veikėjus. Ir aš tiesiog bandysiu su tam Arkadijau vis dėlto pasišnekėti, kiek mūsų politinis elitas yra laisvės šauklys, tai yra kiek jiems pavyksta nešti laisvę ir kiek savas problemas ir temas, bet apie tai po trumpos pertraukėlės. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Grįžtame prie mūsų pokalbio. Šiandieną žurnalistų namuose svečiuojasi publicistas Arkadijus Vinokuras. Jį taip pat pakvietėme su labai sąlyginiu šiandieną laisvės eksperto statusu, laisvės ekspertu dėl to, kad tema yra apie laisvę, mūsų laisvę. Ir priminsiu, prieš 30 metų, be vienos dienos, tai yra 93 metų rugpjūčio 31 dieną iš Lietuvos iškeliavo, oficialiai jau visiškai iškeliavo sovietų okupacinė kariuomenė ir tuo metu atrodė, kad išsilaisvinom ir fiziškai išsilaisvinom nuo tų, kas grasina mūsų laisvai. Bet tai yra puikus pretekstas pakalbėti per 300 metų, kas yra nutikę arba ko nenutikę, jog mūsų laisvė įvairių grėsmių. Ir štai, mielas Arkadijau, aš tiesiog grįžtu prie politinio ir kitokio elito Lietuvos visuomenės. Aš žodžio elitas gal nelabai mėgstu, bet vadinkim lyderių, žmonių, kuriuos ir žmonės, ir visuomenė plačioji, ir ekspertai mato kaip įtakingiausius mūsų visuomenės veikėjus. Naujienų portalas Delfi kartu su žurnalu Reitingai jau ne vienerius metus renka įtakingiausius visuomenininkus, ekonomistus, politikus, žiniasklaidos atstovus. Ir aš simboliškai sakau, kad tai yra žmonės, kurie matyt matomi mūsų viešo erdvėje ir ant jų didelė našta ir pareiga gula. Bet aš kalbu apie tą įtaką, Arkadijau. Ir šiandieną norėjau tavęs paklausti vis dėlto, kaip pats galvoji, kas yra iš tikrųjų tikroji įtaka, nes yra ir tylioji įtaka. Reitinguose nesimato daugybė žmonių, kurie laisvai davė ir duoda labai daug. Aš kaip tik per reklamos pertraukėlę minėjau Juliaus Sasnausko, dvasininko, vienuolio, publicisto, disidento žmogaus, kuris ne vieną dešimtmetį, sakykime, kabutėse vadinsiu tyliai, kalba ir bendrauja žmonėms, yra pats pavyzdys, kas yra laisvė ir kiek jinai kainuoja. Bet ne visada tokie žmonės visuomenėje mūsų atsiduria tarp įtakingiausių ir tai yra ne tų žmonių matyt. Problema yra mūsų pačių, kad mes kartais tų, kas nesimato televizijos ekranuose, mes ir nelaikom įtakingai. Čia mums turbūt klausimas, kas nutikė, kad laisvės šaukliai ne visada atrodo mums įtakingiausi. Mielas Arkadijau, paties komentarų norėčiau apie įtaką, mums visiems įtaką tų žmonių, kurie labai matomi ir mums atrodo įtakingi. Matot, yra tokia takoskyra tarp veikti ir kalbėti. Kas daro didesnį įtaką? Šis klausimas neturėtų kilti, nes veikimas daro didžiulę įtaką, be abejo. Ir tie žmonės, kurie kažkas nusprendė kažkokiais įvertinimo kriterijais nurodyti kaip įtakingiausiais, jie iš tiesų savo veikimu daro įtaką, kiekvieną savo srityje. Visų neišminėsi, galbūt be jų yra dar krūva žmonių, bet taip mūsų žurnalisto tokia dilema, kad jeigu žinomas, tai tvarkoja, jeigu nežinomas, tai pamiršta, ne? Nors abi pusės daro tą patį darbą, šiuo atveju teigiamą, ne? Bet yra ir kalbėjimas. Vat ta kalbėjimo pusė galimai yra pamiršta. Aš siūlyčiau kitą kartą įtraukti įtakingiausius rašytojus, įtakingiausius poetus, įtakingiausius menininkus, ne? Įtakingiausius filosofijos veikėjus, ne? Reiškia, filosofus, Lietuvos aš turiu omeny. Bet visą šitą kultūrinę grupę mes negalime pamiršti, nes kultūra, mes per kultūrą dalyjamės tam tikromis idėjomis, ne? Ir vienas pastebėjimas šiame kontekste
kad nelaisvas viduje žmogus, kaip individas, negali sukurti laisvos pilietinės visuomenės. O tam, kai jis būtų laisvas viduje, reikalingas kalbėjimas su juo. Ar per religiją, ar per psichologiją, ar per švietimą. Laisvės tema mokyklose turi būti vykdoma. Kas tai yra, kodėl tokia yra, kam nereikalinga, kam nereikalinga. Aš važinėjau, reiškia, po Lietuvos mokyklas su savo, čia ne reklama, konstatuoju, su savo programa, kuri vadinasi Pilietinė visuomenė pagal Meistrį Arkadą. Klounas išeina į sceną, staiga pradeda kalbėti apie labai rimtus dalykus. Ir aš esu aplankęs jau 300 ar 400 gimnazijų ir po tos pamokos, teatralizuoto pokalbio šou, mokiniai tiesiog neišeina į salę, prašo kalbėti dar tokiamis temomis, tai yra apie toleranciją, apie asmeninę atsakomybę, apie draugystę, apie savižudybės, apie laisvę, ko jinai svarbi ir kodėl nereikia jos bijoti. Ar ne? Reiškia, apie kritinį mąstymą. Tai kalbėjimas yra nepaprastai, yra dalis viso to išsilaisvinimo. Tik tai klausimas yra, kas įtakoja tą kalbėjimą daugiausiai, stipriausiai, kokiais naratyvais mes siūlome remtis, vėlgi sugrįžtame. Jeigu yra tam tikra grupė žmonių, kurie reiškia per fašistų, nacistų, kolaborantų ar ten komunistų, sakykime, garbinimą, skleidžia savo autoritarinę fašistinę ideologiją ir su jais niekas neatsitinka, jiems nieko, o tai yra didžiausia grėsmė Lietuvoje šiandien. Nes mums nereikia dar vienų fašistinių organizacijų Lietuvoje ar komunistinių. Tai šioje vietoje kalbėjimas, aišku, kuris remiasi demokratiniais principais, laisvės suvokimu, kur individas atsakingas už reiškia, save, už savo aplinką, už pilietinės visuomenės brandą demokratinė visuomenė. Tai kalbėjau, tai vėlgi grįžtame ir aš siūlau dar tiesiog primenu sekantį kartą. Traukite visus kultūros atstovus, kurie tikrai turi didžiulį įtaką žmonėms, savo aplinką, savo darbais, savo kalbėjimu. Arkadijau, palėtė temą, kuri man atrodė sunki, aš ją galvoju, kaip nors galbūt ir verta išvengti, bet turbūt neišeis išvengti. Tu ne kartą minėjai ir aš turiu prie to grįžti. Žmonės, kurie yra radikalioji kairė, radikalioji dešinė, tai yra radikalių jausmų, radikalių įsitikinimų žmonės, kurie mano, kad visuomenę šiuolaikinę galima sutvarkyti, aš kabutėse pavadinsiu žodį, sutvarkyti pagal kokį nors labai vieną modelį, labai aišku, ar tai būtų fašistai, ar neonacijai, ar ten, bevadinsim bet kokiai, bet turim radikalias grupuotės, kurie nori primest valią kažkokį modelį visiems žmonėms vieną unifikuoti. Aš tiesiog tavęs paklausiu, mes Lietuvoje turim jau įvertinimą teisinį, kad ir sovietinis, ir fašistinis režimai buvo okupaciniai, tai yra dalykai, už kuriuos baudžiama, už jų propagandą, už simbolikos propagandą. Ir tas viskas aišku, su teisės požiūrį aš turiu galvoje. Bet visuomenė, žmonės, kurie turi radikalias pažiūras, mes šiandieną, man atrodo, esam pasirinkę tik tai du modelius. Arba juos bausti, kai iš tikrųjų labai ryškiai savo tas pozicijas reiškia, tai yra ir kalėjimus pasodinti galima ir taip toliau. Arba ignoruoti ir išstumti iš viešos erdvės, nes su jais labai sunku kalbėtis. Kartais beveik neįmanoma atrodo su jais iš viso šnekėtis, nes jie irgi turi specifinius, matyt, poreikius. Ar yra trečias kelias? Tu minėjai apie Švedijos pavyzdį, kad į valdžią ateina žmonės su neonacistiniais, reiškiasi, nukrypimais ir polinkiais. Kaip įmanoma kalbėti su žmonėm, kurie linkia į autoritarinius, diktatūrinius režimus ir mano, kad žmonės neturėtų būti visiškai laisvi ten? Na, aš turiu menyje tai, ką pats supranti, 20 amžiaus etapus praėjom, čia Europoje ne vieną kartą matėm ir imperijų atsiradimus, ir žlugimus, ir vėl atsiradimus. Iš jų labai sunku išsivaduoti iš tų dalykų. Bausti atrodo vienas kelias, radikalizuoti ir nurašyti antras kelias, bet ir vienas ir kitas veda, kad tos paraščių visuomenės grupės jos anksčiau ir vėliau sukyla kažkokiais baisiausiais metodais. Puikus klausimas, atsiprašau, tikrai puikus klausimas. Ir tolerancija blogiui. Reiškia, dabar aš kalbu ne apie bausmes, yra bausmė neapykantos kursimui 170 straipsnis BK. Tolerancija blogai, kad tas straipsnis nėra naudojamas, nes tie, kurie turėtų naudoti, nesuvokia, nežino, nepasiruošia suprasti, kas yra neapykantos kurstymas.
Ir kad tai yra grėsmė. Ir aš susidūriau su prokuratūra ir su policija, kur tiesiog sako, reiškia, aš kreipiausi ten dėl vieno tokio antisemitinio pareiškimo, policininkas buvo labai mielas, tyrėjas paskambino atgal, jis nesprato, sako, tai kur čia problema? Tai aš jam turėjau paaiškinti, kas yra neapykantos kurstymas, kokiame kontekste visą kitą. Ne? Prokuratūra šitą irgi nežino. Jūs suvokite, yra tam tikrai, reiškia, regis kažkas iškeltas dėl neapykantos kurstymo, bet paprastai eilinis tas, kuris turėtų būti atsakingas prokuratūroje ar policijos žmogus, kuris turėtų būti tiesiog žinoti, kas yra neapykantos kurstymas, kad ne vien tik tai atėjimas, grasinimas tai primušti, ne, už tavo etninę priklausomybę. Ne. Kalba vyksta ar iš nežinojimo, ar iš kažkokių kitų priežasčių tolerancija blogiui. Ir dabar pažiūrėkime, kas atsitiko su Rusija, kai visa vakarų Europa toleravo blogį. Ne tik toleravo blogį, bet prasidavė blogiui, naudodama to blogio milijardus. Kai buvo pasodinta ant adatos dujų ir visą kitą. Kai visa vakarų, atrodo, reiškia, civilizacija, demokratinė, kuri turėtų saugiklius, kurie leistų matyti. Europos taryba, ESBO, daugybė organizacijų, kur kritikavo dėl žmogaus teisių, vis kalbėjo, bet ir prekiavo šalia. Nuėjo šuniui ant uodegos. Iš dalies, mes sukūrėme blogį Rusijoje. Mes jiems spaudėm ranką. Mes sakėme, okei, pinigai nekvepia, siųskite milijardus. Mes čia, Rusija yra didinga, mes Rusija reikia bendrauti, kur žinodami, kad Rusijos valdžia perėmė mafiją. Sovietų sąjungoje irgi mafija valdė, bet ten buvo šiek tiek, nežinau, gal turėjo turkingesnę mafiją. O čia mes turime gryną mafiją, jos gryną formą. Banditų gauja valdo, vagių gauja valdo. Ir ta banditų valdoma Rusija, su to režimu, mūsų vakarų, reiškia, demokratija, kurie turėtų remtis vertybėmis, aiškiamiau, ten visą kitą, kad minėjau, žmogaus teisės, laisvės. Jie spaudžia ranką blogiui. Ir tas blogis 2008 metais Gruzija, Sakartvelas, 2014 ir nieko, Krymas nieko, dar paspaudžiam ranką ir darom toliau business as usual. Ir staiga, ką tai sako? Kad vardan gero gyvenimo ir taikos neverta kovoti už tas vertybės, kurių dėka ta taika ir laisvė visą kitą buvo apskritai sukurta, tai mes spaudžiam ranką blogiui, kurį įmanoma buvo nupirkti. Blogio neįmanoma nupirkti. Ir tai su ko mes susidarėm šiandieną vakaruose, kad ateina suvokimas, kad blogio negalima nupirkti, nes blogis, atleiskit, blogis reiškia vieno žmogaus nelaimė nėra kito žmogaus laimė, nes nelaimė ateis vieną dieną prie tavo durų ir pasibels. Ir va tas suvokimas, jis buvo pamirštas vakaruose. Ir mes prisidėjome prie to blogio kūrimo. Tai šiandieną Lietuvoje sugrįžtant, taip pat valstybinės institucijos net nesugeba atpažinti blogio. Tai reiškia, tai ką mes tada darom, tada mes baudžiam. Bet žmonės tikrai, reiškia, žodžio laisvės ribose turi teisę įsakyti savo nuomonę. Bet jeigu ta nuomonė įstatymų draudžiama, nėra taip, aš kai ateinu į mokyklas ir per pilietinės visuomenės, reiškia, savo teatralizuotą pokalbių šou, sakau, ar reikia gerti kitą nuomonę? Visa 8-11 kelia ranką, taip, visi iki vieno, reikia gerti kitą nuomonę. Aš sakau, ne, klaida, jie žiūri į mane lyg išprotėję. Aš sakau, nuomonė, reiškia, pagarbą reikia užsitarnauti, yra tam tikri kriterijai. Pagarba, niekas neturi teisės reikalauti pagarbos a priori. Pagarba žmogaus gyvybė, čia kitas reikalas, čia be abejo. Pagarba, bet aš kalbu apie politinius dalykus, ne? Reiškia, humanistiniai dalykai, tai be abejo, žmogaus, reiškia, gyvybė yra aukščiau visko, bet tai nereiškia, kad žmogus neturi teisės gintis. Tai ne apie tai kalba, bet be abejo ir turime. Bet grįžtant, jeigu tu neatpažįsti blogio, tai kaip tu gali su jo kovoti?
tada eina visokie neonacijai, pasivadinę tautininkais, ar kažkokie tai radikalai kairieji, pasivadinę tenai dar kažko tai. Reiškia, beje, kodėl mes galim garbinti kažkokį Žakevičių ar Noreiką, bet negalim garbinti tada tokio atveju Sniečkų. Nes jie visi kovoja už Lietuvą. Tai aš kalbu ne apie tai, aš kalbu apie tai, kad mes neatpažįstam blogio. O kaip neatpažįsti blogį, tu jį toleruoji, nes nežinai, ar tai blogis ar ne. Ir tada tu suteiki, reiškia, galimybę tam blogui plisti. Ačiū labai pačiam, laikas iš tikrųjų mūsų baigėsi, blogio atpažinimas, man atrodo, labai gera išvada, tik aš vis tiek dar pabaigoje tada paklausiu laidos. Sovietiniai tankai iš tikrųjų išėjo iš Lietuvos, jų nebeliko Lietuvoje, bet tada aš paklausiu kitaip. Fiziškai jie išėjo, ar mentališkai jau visiškai išėjo? Iš dalies. Iš dalies jie dar glūdi tose žmonėse, kurie mano, kad praeities įrankiais galima kurti ateities Lietuvą. Tai neįmanoma. Neįmanoma. Mes turime matyti ateities Lietuvą. Ateities Lietuvą ir man atrodo, tai yra gera mūsų šiandieną išvada, nes iš tikrųjų tankų išvedimas yra geras dalykas, bet juos reikia išvesti ir iš savęs. Ir mielas Arkadijau, dėkuoju pačiam už pokalbį mūsų klausytojams, beigi žiūrovam už tai, kad tokią dieną, rugpjūčio 30-23 metų skirėte mūsų laidai, mūsų pokalbį apie laisvę, skirtą vėlgi prisiminsim sovietmečio tam tikros epochos bent jau formaliam užsibaigimui Lietuvoje, bet mūsų laidos tęsiasi ir aš tikrai dėkoju Justui Jurkevičiui, kuris užtikrino puikų garsą ir ryšį man ir Arkadijui Vinokurui, o jums, mėly klausytojai žiūrovai, sakau sudie iki kito susitikimo lygiai po savaitės. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo.